Tai labas vakaras, labai malonu. Tai aš noriu grupės Facebook'e 50 ir aš dar gyva pristatyti tikrai labai šaunų kolegą Joną Lapinską, su kuriuo mes kartu darbuojamės ir propaguojam sveiką gyvenimo būdą ir padedame per mitybą pagerinti sveikatą. Tai džiaugiuosi, kad Jonas maloniai sutiko pasidalinti savo žiniomis, o jų jis tikrai turi daugiau kaip 10 metų patirties darbo sveikatinimo srityje. Jonas yra dietistas, visuomenės sveikatos specialistas ir labai daug konferencijų lektorius, yra tikrai labai kviečiamas, populiarus ir tikrai jo patarimai yra, sakyčiau, yra originalūs, labai šiuolaikiški, įžvalgos jo žinios ir manau, kad jums irgi patiks, bus naudingo šitas laikas ir tik tai, reiškia, klausimų, jeigu kils kokių, tai maloniai kviesim paklausti jau po paskaitos, o jeigu jau nespėsim mes čia, kadangi, kaip sakiau, ribotas laikas Zoom čia platformai, tai tada užsirašysim klausimus ir atsakysim vis tiek kažkaip. Tai va, tai prašom, Jonai. Taip, tai labas vakaras. Aš dar paprašysiu Jolantą, kad jeigu kažkas tai įsijungs mikrofoną, kad tu pakontroliuotum ir išjungtum, kad tiesiog po paskaitos būtų galima pasibendrauti mum ir užduoti tuos klausimus, o aš tada pasistengsiu juos atsakyti. Taip, tai pradėkim galbūt nelaukdami. Šita tema, kurią norėsiu pasidalinti šiandieną, išties jinai aktuali turbūt pasauliui visam ir aktuali visom moterim, nes amžius keičia organizmą, keičia mūsų kūno struktūras. Tai, sakyčiau, jisai toksai, labai tas periodas ir tas etapas labai svarbus. Šitą paskaitą aš skaičiau gydytojų kvalifikacijos kursuose praeitais metais ir jos duomenis panaudosime ir šiandien dienos mūsų paskaitoje. Tai kuo galime mes padėti visų pirma? Tai aš sakyčiau, ta patirtimi, kurią esame sukaupę, aš pats virš 13 metų dirbu maisto medžiagų įtakos sveikatai srityje, domiuosi farmako mitybą ir tos žinios tikrai gali padėti pagerinti daugelio savijautą. Nuo tas menopauzės laikotarpis, kai nuo vaisingo moters amžiaus pabaigos iki kiaušidžių funkcionavimo pabaigos, iš tikrųjų keičiasi. Ir keičiasi, visų pirma, keičiasi hormonų kiekiai, keičiasi hormonų funkcijos organizme ir keičiasi ir pati moteris. Tai dažniausiai simptomai, kuriais pasireiškia, tai lengvos karščio bangos, kartais būna su prakaitavimu gausiu, kartais prasta miego kokybė, nuotaikų svyravimai, depresijos priepuoliai, kartais dėmesio stokos, koncentracijos stokos, kartais nerimas. Taip pat keičiantis ir hormonų funkcijom, kiekiam tam tikrų, keičiantis ir medžiagų apykaitai, didėja svoris, riebalų persiskirstymas pilvo srityje keičiasi, ir lytinių organų sausumas. Kartais pasitaiko šlapimo nelaikymas. Ir taip pat yra geri patarimai šiai problemai spręsti. Yra mano gera viena gydytoja, Jurgita Misevičienė, kurie šitoj srity dirba. Ir jeigu kils kažkokių klausimų ar pagalbos šūksnių, tikrai galėsiu duoti jos kontaktus. Greitas kaulų retėjimas, iš tiesų besikeičiant tam tikriem hormonam, keičiasi ir tam tikrų medžiagų įsisavinimas, ir apie tai galbūt šiandien irgi truputėlį pakalbėsiu. Ir aišku, kraujotakos sutrikimai, tam tikrų židinių, aterosklerozinių židinių vystymasis, susidarimas kraujagyslėse, vainikinėse arterijose dėl tam tikrų lėtinių uždegiminių procesų, kurie, suaktyvėja šiuo periodu. Mes kalbam apie menopauzės periodą. Ir šiandien parinkau dvi skaidrės, kaip matote, susijusias su uždegimu. Ir mes turbūt kiekvienas įsivaizduojam, kad kai dega namas,
mes privalom kuo skubiau jį gesinti. Ir kas atsitinka, jeigu mes jo negesinam, jisai tiesiog sudenga. Paralelę mes galim pritaikyti ir mūsų kūnui. Irgi taip pat. Tai yra lėtinio uždegimo pasekmė, kai mūsų organizmas denga. Ir žinot, kai mes netenkam ar nekilnojamo turto, ar netenkam artimo žmogaus, išties mums skauda. Mums skauda, mes jaučiam nerimą, pergyvenam, mums skauda. Tai toksai natūralus procesas vyksta ir su mūsų kūnu. Ir dėja, bet mes savo kūną taip pat uždegam. Ir mes jį uždegam savo gyvenimo būdu. Mes jį uždegam tam tikrais didžiuliu streso kiekiu. Mes tą savo kūną uždegam toksiniam įvairiom priemonėm, kaip rūkymas, alkoholis, vaistai tie patys. Mes jį galim uždegti taip pat ir su mityba, ir su maistu. Ir kai mes jį prasideda tas uždegimas, tas vadinamas lėtinis padegimas arba lėtinis uždegimas mūsų organizme, tai pasireiškia tokiais simptomais kaip paraudimas iš pradžių, skausmas, toks pats skausmas kaip ir netektis, temperatūros pakilimas. Kodėl tai atsitinka? Todėl, kad ląstelės yra pažeidžiamos. Mūsų organizmas susiformuoja iš ląstelių ir jos yra pažeidžiamos. O kai jos yra pažeidžiamos, jos suyra, mes jų netenkame ir mums tada skauda. Mums tada kyla temperatūra ir mes jaučiam tokius simptomus. Ir visą tai mes patys, aišku, susikuriam. Bet gera žinia ta, kad mes visą tai patys galim ir išspręsti. Ir su to maistu, ir su to gyvenimo būdu, ir su streso koregavimu mes galėtumėm pagerinti šitą savo būseną ir sumažinti tą lėtinį uždegiminį procesą. Taip kad jeigu uždegimas vyksta mūsų kūne, jį taip pat kaip ir mūsų nekilnojamam turte, jeigu jisai atsitiktų, mes privalom gesinti. Ir iš tikrųjų, kol dar esame gyvi, o jūsų grupėje, man 50 ir aš dar gyva, tai iš tikrųjų yra nevėlu. Tai tikrai nevėlu, manau, kad kiekviena iš jūsų, kurie šiandien klausote šitą paskaitą, atkreipti tai dėmesį ir būtent spręsti šitos klausimus. Kokios yra rekomendacijos? Visų pirma, tai yra tą uždegimą mažinti, yra tam tikros rekomendacijos. Ir dvi iš jų yra pačios, sakyčiau, tokios opiausios, aktualiausios. Tai yra žarnyno disbalanso sprendimai, kai reikia sureguliuoti mūsų virškinimai procesą, kad mūsų žarnyno funkcijos būtų tinkamos. Nes žarnyne vyksta daug įvairiausių procesų, apie juos truputėlį šiandien daugiau pakalbėsiu. Ir šiandien šiek tiek daugiau pakalbėsiu apie riebalų disbalanso problemas, apie tą riebalų įtaką uždegiminiam procesam. Šitas dvi temas iš mitybos aš paimsiu ir tokį, truputėlį skirsiu daugiau laiko. Tačiau kitos problemos taip pat yra labai aktualios. Yra aktualios insulino ir gliukozės apykaitos sutrikimai, kai mes gauname per daug cukraus ir pradeda mūsų organizmas nesusitvarkyti su to pertekliu. Ir pasekoje gali išsivystyti antro tipo diabetas. Taip pat yra oksidaciniai procesai. Tai tokie procesai, kai natūraliai mūsų organizme vienos ląstelės ima ir pradeda pažeidinėti kitas ląsteles. Ir tas oksidacinis procesas mityboje tai matomas, kai obuolys paruduoja arba bulvė paruduoja, arba mes žinome, kaip vinis paruduoja, ar automobiliai galbūt pradeda rudyti. Tai mūsų kūne įvyksta tokie patys procesai. Ir jie pasireiškia tai, kad pradeda daugėti raukšlių. Mes pradedam jausti kažkokius tai skausmus, kažkokius tai negalavimus sąnariuose ar kitose organizmo vietose. Taip pat labai svarbus procesas yra toksinų mažinimas, nes vėlgi rūkymas, alkoholis, tam tikri toksiški maisto produktai, kurie ypač perdirbti, arba vaistų didžiulis kiekio naudojimas, yra išties taip pat uždegimą skatinantis veiksnys. Ir aišku, stresas. Stresas ir jo kortizolio lygis organizme tikrai vaidina didžiulį vaidmenį. Ir čia jį svarbu kontroliuoti, svarbu jį reguliuoti. Ir aišku, tai gali padėti meditacijos, tai gali padėti įvairūs
pasivaikščiojimai, buvimas miške, tai gali padėti tiesiog gėlių ravėjimas, ar darželio priežiūra, ar augintinio priežiūra. Ir mes galim susirasti tą, sprendimą, kaip reguliuoti tam streso lygį. Fizinis aktyvumas, sportas taip pat prisideda. Taip pat labai svarbu tą žarnyno reguliavimui ir bendram uždegiminio fono palaikymui tinkamam burnos higieną. Nes dantenų kraujavimas tai parodo, kad yra tam tikri uždegiminiai procesai, kurie vyrauja taip pat ir burnoje. Ir tai turi labai tiesioginę įtaką visiems uždegimam, kurie vyksta mūsų kūne. Ir ypatingai svarbu yra dantų higienos priežiūra. Jeigu yra kažkokia tai neištraukta šaknis ar sugedęs dantis, tai būtinai kuo skubiau reikia imtis iniciatyvos ir susitvarkyti, nes tai taip pat prisideda prie tos liepsnos, to uždegimo, kuris vyksta mūsų organizme. Ir taip pat svoris. Kuo didesnis svoris, tuo prasideda didesnis tam tikrų dalelių mūsų kūne susikaupimas, kurios prisideda irgi prie medžiagų apykaitos sutrikimo, tada neįsisavina tam tikros medžiagos, tada hormonų veikla sutrinka ir prasideda toks didžiulis procesas, kuris tikrai pakankamai sudėtingai sprendžiamas. Tai pirmos tokia rekomendacija šitam periodui, menopauzės periodui, sakyčiau, yra lėtinių uždegiminių procesų mažinimas. Tai yra vienas iš svarbiausių. Ir yra sakoma taip, kad jeigu leisi savo kūnui atsistatyti ir tu duosi tas maistinės medžiagas ir taip pakeisi savo gyvenimo būdą, kad jisai sumažins tą uždegiminį procesą, tai organizmas sugebės pats atsistatyti, jisai sugebės pats atsinaujinti ir atsigauti, mums reikia svarbiausia jiem leisti. Ir vėliau, kai jau mes atstatom tą savo organizmą, kai mes atstatom tą funkcionavimą, fiziologiją to organizmo mūsų kūno, mes tada jau galime pagalvoti apie pagerinimą. Jau galima pagalvoti apie tam tikro geresnio, kokybiškesnio maisto vartojimą, apie mikroelementų vartojimą, apie papildų vartojimą. Ir čia yra parodyta, kad yra tam tikras maistas, kuris turi fitoestrogenų. Kadangi tų hormonų kiekis sumažėja moters šitame periode, tai tie maisto produktai, apie kuriuos aš šiandien taip pat kalbėsiu, jie tikrai galėtų pagerinti tų fitoestrogenų kiekį, padidinti jų kiekį natūraliai. Nebūtinai medikamentiniam priemonėm, bet galima natūraliom priemonėm. Taip pat ir padidinti fizinį aktyvumą, taip pat irgi prisideda prie geresnės nuotaikos, svorio kontrolės geresnės, medžiagų apykaitos geresnės ir skirti laiko atsipalaidavimui, reguliuoti miego ir poilsio režimą. Tai sakyčiau, tokie 4 pagrindiniai gyvenimo būdo pasikeitimai arba 4 pagrindinės įtakos tiesiogiai prisideda prie pagerėjusios savijautos ir pagerėjusios sveikatos. Ir dabar pabandykim pereiti per juos ir pasižiūrėsim, kaipgi ir kodėlgi jie tokie svarbus. Visų pirma, žarnyno disbalansas. Turbūt žinote, kad ypatingai didžiulį vaidmenį žarnynas vaidina mūsų sveikatoje. Žarnyne atsiranda imuninės ląstelės, žarnyne reguliuojama medžiagų pakliuvimas, medžiagų įsisavinimas. Žarnyne iš tikrųjų gyvena didžiulis kiekis bakterijų, kurios ypatingai prisideda ir prie nuotaikos, ir prie odos grožio, ir prie sveikatos, ir geros savijautos, ir prie daugelio dalykų. Taip kad tai mes galim kontroliuoti patys. Ir pagrindinis procesas, kurį mes kontroliuojame savo žarnyne, tai yra maistas. Ir dešinėje pusėje matome, kad šių laikų mityboje iš tikrųjų vyrauja ypatingai daug rafinuotų, perdirbtų maisto produktų, cukrų daug juose esančių. Konditerijos pramonė pateikia mums daug maisto produktų, kuriuose daug sočiųjų riebalų, hidrintų riebalų. Taip pat žemės ūkis, kai pradėjo maitinti gyvulius pašarais, mūsų mitybos racione žymiai padaugėjo omega-6 riebalų rūgščių, nes jos yra grūdinėse kultūrose ir kai grūdais pradėta maitinti galvijus, jie suvalgo, o mes suvalgom kiaušinius, pavyzdžiui, pieno produktus ar mėsos produktus, mes gaunam per didelį kiekį šitų riebalų rūgščių. O riebalų šitos rūgštys, aišku, jos tiesiogiai veikia mūsų žarnyną. Taip pat mes gaunam per daug mėsos baltymų, per daug maisto įvairiausių priedų, emulsiklių visokiausių komponentų, kurie išlaiko maistą ilgiau galiojantį, bet sukuria mums žarnyno problemas. Ir pagrindinė žarnyno problema, kad žarnynas praranda savo atsparumą
praranda savo efektyvumą, mažėja jame gerųjų bakterijų kiekiai, keičiasi kiekiai, nes tuo maistu, kurio maitiname, tų bakterijų daugėja, o to maisto, kurio mums atsiranda trūkumas, tų bakterijų mažėja. Ir taip jau atsitinka, kad vien tik tai dėl daug perdirbto maisto vartojimo mūsų kenčia žarnynas, automatiškai keičiasi bakterijų sudėtis ir prasideda neurodegeneracinių ligų vystymas, lėtinių uždegiminių procesų vystymas ir medžiagų apykaitos sutrikimai, kas turi didžiulį įtaką taip pat ir mūsų gerai savijautai. Na ir mes iš šitos situacijos galim išeiti vieninteliu būdu. Tai yra arba keisti savo mitybos įpročius, kas yra labai sudėtinga, arba bent jau laikinai atnešti tam tikrų maistinių medžiagų grupės, kurios atstato žarnyno bakterijas, bakterijų kiekį, atstato žarnyne bakterijų apsaugos lygį ir jos mūsų žarnyno pralaidumas sumažėja, gerėja medžiagų įsisavinimas ir taip pat gerėja mūsų imuninė sistema. Tai mes ką turėtumėm padaryti, tai padidinti kiekį prebiotinių skaidulų, mikroelementų, gausesnį kiekį vartoti įvairiausių daržovių, uogų, vaisių, ankštinių kultūrų ir duoti kuo daugiau gerųjų riebalų. Ir tada mūsų žarnyno veikla atsistato. Ir mūsų žarnynui iš tikrųjų reikia ypatingo funkciją vaidina prebiotinės skaidulos. Ir prebiotinės skaidulos turbūt tikrai, jūs žinote, kur jos yra praktiškai visuose augaluose, visuose augalinės kilmės maisto produktuose, bet turbūt ne kiekvienas žmogus žino, kad mums reikia jų valgyti skirtingų. Ir yra, dažniausiai nuėjus į vaistinę, pavyzdžiui, sako, man reikia skaidulų papildomai pagerti, sako, va, čia yra gysločių sėklų luobelės, pagerk, čia labai gerai. Gerai, bet jinai gerai tik tai viename iš etapų. Ir kaip jūs matot, mūsų gaubtinė žarna, mūsų žarnynas, kuriame gyvena bakterijos, jisai yra pakankamai ilgo ilgio, virš 2 metrų. Ir skirtingose žarnyno etapuose mums reikia skirtingo maisto. Ir šituose 4 etapuose yra parodytos, kokios prebiotinės skaidulos turėtų vyrauti mūsų maiste, kad jos spręstų žarnyno gerėjančią sveikatą. Tai visų pirma, fruktų oligosacharidai, inulinas, beta-gliukanai ir atsparieji krakmolai. Ir štai, kai mes savo mityboje atnešam 4 skirtingų tipų skaidulas, mūsų namai ir mūsų gyventojai tuose namuose būna tinkamai pamaitinti. Ir tada tas santykis tų gerųjų ir blogųjų bakterijų mūsų virškinimo sistemoje susireguliuoja. Ir reikia suprasti tai kaip į tvarką, švarą ir visą funkcionavimą tos mūsų gražios auditorijos, kuri gyvena mumise, funkcijas. Nes tos funkcijos jos yra ypatingai svarbios. Ir kai mes sureguliuojam, atnešam tų maisto medžiagų skirtų mūsų šitiem gyventojam geriesiem, jie tada išsprendžia mūsų problemas. Tai visų pirma, gerėja virškinimo sistema, nesikaupia dujos, mūsų pilvas būna plokščias, mes gerai jaučiamės, atsistato imuniteto homeostazė, tai reiškia, žarnyne prasideda imuninių ląstelių didėjimas, kiekis didėja, tai prisideda prie mūsų bendro imuniteto, prie atsparumo visokių vėžinių ląstelių išgaudymo organizme ir taip toliau. Taip, kad tai yra labai svarbus procesas. Ir atsistato medžiagų apykaita. Kai atsistato medžiagų apykaita, atsistato medžiagų pasisavinimas į kraujotaką ir į ląstelę. Tai reiškia, mūsų pirmasis toksai barjeras, tai yra žarnyno barjeras, kurį mes, į kurį atneša maistą ir maistinės medžiagas, pradeda tinkamai funkcionuoti. Ir aišku, mažėja lėtiniai uždegiminiai procesai. Taip, kad virškinimo sistema ir žarnyno sistema iš tikrųjų yra labai labai svarbus. Antra sistema, kuri po žarnyno, sakyčiau, yra antra pati svarbiausia, nes jeigu nepraeina žarnyne maistinės medžiagos ir nepakliūna į kraujotaką, nepakliūna į ląsteles, mes jau galim nebekalbėti apie savo sveikatą. Mums reikia pradžioje susitvarkyti virškinimo sistemą žarnyną. Antras etapas, ką mums reikia susitvarkyti, mums reikia susitvarkyti medžiagų pakliuvimą į ląstelę. Ir štai šitam periode, ypatingai menopauzės periode, turi didžiulį vaidmenį ląstelės membranos pralaidumas. Tai yra medžiagų apykaita ląstelėje.
Nes pirma medžiagų apykaita yra žarnyne, o antrame etape būna ląstelė. Tai vat štai, jeigu mūsų mityboje vyrauja disbalansas tam tikrų riebalų, yra įvairiausių grupių riebalų. Mes čia kalbam apie skirtingas grupės riebalų. Jeigu mūsų mityboje dominuoja tam tikra grupė riebalų, kurie sukietina ląstelės membraną, nes riebalai yra statybinėme mūsų ląstelių medžiaga, prasideda medžiagų pakliuvimo sulėtėjimas. Tai reiškia, mes pakankamai pristatome tas maistinės medžiagas, kurios svarbios mūsų šitose mažose gamyklėlėse, ir taip pat tai yra susiję ir su hormonų veikla. Taip pat yra susijusi ir su skydliaukės hormonų veikla ir su kitais hormonais. Tai mes turime atstatyti tą medžiagų pakliuvimą. Antras procesas, kuris vyksta ląstelėse, tai yra pasišalinimas tų panaudotojų medžiagų. Tai va tas sklandus procesas, jisai vyksta, jeigu mes sureguliuojam riebalų rūgštis mūsų mityboje. Ir tada pradeda funkcionuoti mūsų organizmas taip, kaip turėtų būti. Tačiau tai yra ne viskas. Riebalai vaidina ir kitą funkciją mūsų organizme, tai yra lėtinių uždegiminių procesų funkcija. Bėda ta, kad tų riebalų mūsų mityboje pasikeitimas įvyko maždaug per paskutinius, sakyčiau, kokius 100 metų. Kodėl taip atsitiko? Anksčiau natūraliai mes maitindavomės maistu, kuris būdavo maždaug subalansuotas. Ir tų riebalų tiek omega-6, tiek omega-3 mes gaudavom po lygiai. Tačiau šiandien dienai riebalų suvartojimas ženkliai pasikeitė dėl ypatingai maisto pramonėje vyraujančių šitų riebalų pasikeitimų. Kaip aš ir minėjau, atsiradus fermom, atsirado pašarai, atsirado grūdai, kurie naudojami gyvulininkystėj, paukštininkystėj, žuvininkystėj ir taip toliau. Ir tų riebalų kiekis iškreipia mūsų mityboje būtent omega-6 suvartojamą bendrą riebalų kiekį. Tai buvo viena tokia, verslo ir ūkininkavimui labai naudinga, mums kaip vartotojui labai, iš tikrųjų, problemą sukeliantis pasikeitimas įvyko. Ir aišku, įvyko dar vienas pasikeitimas, tai kad maisto pramonė vis daugiau pradėjo kepti maistą ant riebalų, hidrintų įvairių palmės riebalų, saulėgrąžų aliejų ir taip toliau. Ir tada mes pradėjom gauti vis daugiau tų riebalų savo mityboje. Ir taip mūsų mityboje ženkliai padidėjo omega-6 suvartojimas riebalų ir omega-3 riebalų iš tikrųjų suvartojimas sumažėja. Nes juos mes galim gauti per jūrinės produktus, per sėmenis įvairias, per riešutus, bet jų mes suvalgom žymiai mažiau ir tas disbalansas pasikeitė. Ir štai čia vizualiai parodyta, kokių riebalų mes suvartojam. Daugiausiai yra pagrindinės 4 riebalų rūgščių grupės, tai yra sotieji riebalai, tai yra pieno produktai, tai yra visa konditerija, tai yra visa perdirbti maisto produktai, tai yra mėsos riebalai. Visi tie riebalai, kurie kambario temperatūroje būna kietų pavidalų. Ir šitų riebalų perteklius iš tikrųjų daugiausiai ir prisideda prie maisto ir medžiagų apykaitos sutrikimų. Kita grupė riebalų mononesotieji, tai yra riešutai, alyvuogės, avokadai, alyvuogių aliejai, tai yra gerieji riebalai, kurių suvartojimas taip pat pas mus sumažėja mityboje. Ir jie prisideda taip pat ir prie medžiagų apykaitos pagerėjimo, jie prisideda ir prie cholesterolio frakcijų reguliavimo, taip kad prie daugelio dalykų. Ir bėda ta, kad atsirado per didelis kiekis omega-6 riebalų. Kaip aš ir minėjau, tai itin perdirbti maisto produktai, mėsos produktų vartojimas, gyvulininkystės, pramonės, pašarų naudojimas pakeitė mūsų kiaušiniuose omega-6 riebalų kiekį, pieno produktuose riebalų kiekį, mėsos produktuose šitų riebalų kiekį, jų tiesiog padaugėjo. Ir mes šio maisto valgom žymiai daugiau. Na ir omega-3 riebalų rūgščių mes valgom iš tikrųjų itin nedaug. O dar kai mes žuvį išsikepam, tada tų riebalų rūgščių dar labiau sumažėja. Ir čia atsiranda deficitas, atsiranda trūkumas šitų maistinių medžiagų ir mes turim jas papildyti kitais būdais. Riebalų rūgščių disbalansas ląstelėse, va čia labai gražiai pavaizduotas yra apačioje šitos skaidrės, kad tai yra taki ir elastinga. Tai yra pralaidumas atsiranda tada, kada santykis šitų riebalų yra subalansuotas. Ir kaip mes valgom per didelį kiekį tų sočiųjų riebalų, mūsų ląstelė pasidaro kieta, pralaidumas sutrinka ir prasideda šitų, tam tikros problemos. Bet čia yra ne viskas. Riebalai vaidina ir uždegiminės funkcijas. Tam tikra grupė riebalų omega-6
išskiria tam tikras daleles, vadinamas eikozanoidais, ir vėliau didėja citokinų kiekis, didėja C reaktyvinio baltymo kiekis, prasideda lėtinis uždegiminis procesas, kurio pradžioje mes nejaučiam, o su laiku mes jau pradedam jausti tam tikrus diskomfortus. Ir santykis šitas reguliuojasi su omega-3 riebalų rūgštim, ypatingai jūrinės kilmės, EPR vadinama, eikozapenteno riebalų rūgštis, kurios taip pat ląstelėse išskiria priešuždegiminės daleles ir neutralizuoja tą uždegimą. Tai jeigu mūsų mityboje tas santykis tarp šitų dviejų riebalų rūgščių yra geras, lėtiniai uždegiminiai procesai nevyksta ir medžiagų apykaita taip pat irgi pagerėja ir mes pradedam geriau jaustis, pradeda geriau įsisavinti maistinės medžiagos, pradeda geriau įsisavinti hormonai, pradedam jausti daugiau energijos ir pradedam, atsistatinėti į tą funkciją, kurioje turėtumėm iš tikrųjų visi gyventi. Kaip galima pasiekti omega-3? Omega-3 galima pasiekti su jūrinės kilmės maisto produktais, tai yra jūros dumbliai, jūrinė laukinė žuvis. Aš siūlyčiau rinktis visgi laukinę žuvį, o ne fermoje užaugintą jūrinę žuvį, nes laukinė žuvis, jinai nemaitinama pašarais, kaip ir minėjau, tais grūdinėmis kultūromis, ir tada jinai valgo tos vėžiagyvius, valgo dumblius ir jos kūne susikaupia omega-3. Tik priklausys nuo žuvies paruošimo. Kuo jinai tinkamiau paruošta, kuo mažiau kepta, kuo jinai taip švelniai tik tai neilgą laiką pakepta, arba valgomi yra sūdytos žuvies produktai, ar sušiai, kaip japonai mėgsta, ar ten. Tai iš tikrųjų yra pats geriausias resursas. Taip pat kitas resursas yra miško uogos, sėklytės įvairios, linų, kanapių sėklos, taip pat riešutai, graikiški riešutai, špinatai šiek tiek turi, brokolio kopūstai šiek tiek turi, bet visgi didysis asortimentas tai atkeliauja iš jūrinių produktų. Ir taip pat papildai omega-3 su polifenoliais. Ir čia labai noriu atkreipti dėmesį, kad pačiam tenka dirbti tiek su maistu, tiek su įvairiais papildais, kam ten kils kažkokių tai klausimų, vėliau galbūt galima bus atsakyti, bet su papildais yra viena bėda. Didysis kiekis papildų rinkoje yra praktiškai niekam tikę, nes jų įsisavinimas yra ant tiek žemo lygio, kad nepasiekiamas efektyvumas. Ir kai nepasiekiamas efektyvumas, žmonės moka pinigus, bet negauna efekto, išleidžia pinigus ir negauna gerų sveikatos pasikeitimų. Ir tai įtakojo iš tikrųjų maisto pramonę, kai išvalydama omega-3 žuvies taukus nuo teršalų atsiskiria viena iš veikliosios medžiagos, kuri ypatingai svarbi apsaugai nuo sugedimo, nuo suirimo. Tai būtent omega-3, aš visą laiką sakau, su polifenoliais pasieksite efektą ir gausite tinkamą naudą. Taip, kad riebalų rūgštys tikrai yra be galo svarbios, nes jos dalyvauja tiek medžiagų apykaitoje, tiek uždegiminiuose procesuose. Dabar kokios dar papildomos rekomendacijos galėtų būti, norint atnešti didesnį kiekį tų estrogenų, tų hormonų, kurių sumažėjimas būtent ir pasireiškia šiuo periodu. Tai visų pirma 4 grupės maisto ir jisai turėtų dominuoti ir vyrauti kiekvieną dieną. Tai tikrai rekomenduojama vis daugiau augalinio maisto vartoti, nes jame būtent ir yra šitos maistinės medžiagos. Tai visų pirma vaisiai ir uogos. Obuoliai, vyšnios, slyvos, miško uogos, braškės, žemuogės, mėlynės ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai yra viena iš tokių didelių grupių, kur tikrai kiekvieną dieną moteris turėtumėt naudoti. Daržovės, burokėliai, morkos, agurkai, tada sėklos įvairios, linų, saulėgrąžų, pankolių, įvairūs riešutai, popelės, ankštinės kultūros. Tai yra grūdai, miežiai, ryžiai, avižos. Ryžius, sakyčiau, reikėtų tik tai ne tuos baltuosius, o ilgo grūdo ryžius, ruduosius ryžius, kurie turėtų ir skaidulinių medžiagų papildomai, kurie būtų naudingiausi. Tai, nuotraukoje turbūt nupiešta ir pavaizduota labai akivaizdžiai. Ir taip pat česnakas, prieskonės, petražolės, krapai, kaip matote, yra tikrai toks asortimentas tiesiog turėtų būti, kiekvienos dienos, nors po saujelę, nors po kažkiek, tai bet gauti šito maisto medžiagų grupę, kad jos tikrai bus jums labai labai naudingos. Iš tikrųjų, fitoestrogenai yra skirstomi į 4 pagrindinės, tokias jau čia galbūt mokslinė per daug skaidrė, galbūt nebūtinai atkreipti dėmesio, bet čia yra flavonoidai,
fenolio riebalų rūgštis, polifenoliai, lignanai, stilbenai, žodžiu, įvairios augalinės maistas. Kuo augalinio maisto valgote daugiau, vaisių, daržovių, sėklų, riešutų ir prieskoninių žolelių, tuo jūs gaunate daugiau fitoestrogenų. Ir tai tikrai į naudą. Na ir dabar iš tokių didžiausių grupių, daugiausia, kurios turi tų fitoestrogenų, tai aišku yra pupelės, tai yra soja, lima, avinžirniai, juodosios pupelės. Tai, sakyčiau, tikrai puikus resursas tiek šitų fitoestrogenų, tiek skaidulų, tiek mikroelementų. Tai kiekvieną dieną pasistengkit, kad galite jas papildyti savo maisto racioną. Graikiniai riešutai taip pat turi didelį kiekį, jie taip pat turi ir omega-3 riebalų rūgščių, jie taip pat turi ir antioksidantų įvairiausių, taip kad tikrai puikus maisto produktas. Tik tai viena yra, reikia įdėmiai su riešutais šiais laikais elgtis, riešutus būtina mirkyti. Nes atsiradus įstatymam Europos Sąjungoje buvo pripažinta, kad labai daug įvairių riešutų atvyksta iš Azijos šalių, kurie yra neapdoroti ir ten atvyksta įvairūs vabaliukai. Tai norint apsisaugoti, buvo įstatymas priimtas, kad būtina juos chemiškai apdoroti nuo kenkėjų. Dėl to riešutus privalomai yra mirkyti. Kiekvieną vakarą užsimerkiam vandenyje riešutus ir ryte nupilam tą vandenį ir tą dieną suvalgom tą saujelę riešutų, kuriuos mes ten pasimerkiam. Ir tai yra būtina daryti, nesvarbu, ar tai buvo pakelyje supakuota, ar jūs turgui pirkot kažkur tai palaidus tuos riešutus. Būtinai. Ir taip pat, kadangi jie pasidaro minkštesni, jie pasidaro traškus, tokie lyg jūs šviežų riešutą gautumėt. Ir taip pat jūs gaunate truputėlį daugiau vandens turinčius riešutus. Tai reiškia, lengviau virškinimo procesų juos virškinti, būtent palaikytus vandenyje riešutus. Avokadai taip pat irgi turi daug vadinamų sterolių, estrogenų ir taip toliau. Tai tikrai vienas iš, sakyčiau, geriausių tokių mūsų produktų, turinčių riebaluose tirpių vitaminų, E, D, ir kurie, tikrai, sakyčiau, galėtų pakeisti būtent sviestą, pavyzdžiui, ir tokiu būdu jūs suvartosite mažiau sočiųjų riebalų ir taip prisidėsite prie medžiagų apykaitos pagerėjimo. Brokoliai taip pat tiek ir skaidulų, tiek ir omega-3, tiek ir cinko, ir kalcio, ir geležies, ir magnio turintis produktas, kuris tiesiogiai taip pat prisideda prie estrogenų lygio balansavimo. Kokosų aliejus taip pat turi vidutinės grandinės riebalų rūgščių, tačiau su kokoso aliejum reikėtų būti atsargiem, nes tai taip pat turi ir sočiųjų riebalų didžiulį kiekį. O sočiųjų riebalų kiekis sutrikdo medžiagų apykaitą. Tai sakyčiau, kokosų aliejus, kokosų sviestos reikėtų riboti ir stengtis daugiau augalinės, būtent vaisių, uogų, sėklų, riešutų ir daržovių vartoti, negu kad kokosų aliejus. Paprikos, vyšnios, braškės taip pat turi didžiulį kiekį tų estrogenų ir tikrai galėtų būti, ypatingai šiuo metų periodu, kai jų vis didėja kiekis, tikrai nepamirškite, kad kiekvieną dieną reikia namuose jų turėti ir turbūt pasidalinti su artimaisiais. Taip pat turi didžiulį vaidmenį ir geležis. Ir geležies įsisavinimas būna taip pat viena iš didžiulių problemų ir jos trūkumas tos geležies ir tikrai, viena iš, sakyčiau, tokių didelių moterų problemų. Ir čia mes turėtumėm atkreipti dėmesį, kad ne tik tai maisto produktai turi tam tikrą geležies kiekį, bet taip pat ir žarnyno funkcijų sutrikimas būtent ir priveda prie geležies sumažėjimo. Kartais, aišku, taip pat ir kraujavimas, vidinis kraujavimas arba gausios mėnesinės, kai vyksta taip pat pas moteris, irgi būna geležies sumažėjimo kiekis. Bet didžiąja dalimi tai priklauso nuo virškinimo sistemos. Ir jeigu sutrinka medžiagų apykaita virškinimo sistema, sutrinka žarnyno funkcija, sutrinka ir geležies taip pat funkcija. O geležis yra be galo svarbi, turbūt, nevardinsim, bet energijos kiekiui, pernaša į deguonies ir taip toliau. Beje, geležis, jeigu mes kalbam su veganais, įsisavinimas geležies iš pupelių yra iš lapinių sudėlėtėjęs, iš ankštinių yra žymiai mažesnis negu iš gyvūninės kilmės, pusfabrikačiai, raudonomis ir taip toliau. Tai ten jau reikėtų kalbėti ir apie galbūt preparatų kažkokį vartojimą, būtent veganam.
B grupės vitaminai taip pat turi didžiulį kiekį energijai, turi didžiulį kiekį mitochondrijų veiklai, tai energijos išsiskyrimui, nervų funkcijai, būtent prisideda prie streso ir hormonų reguliacijos, tai yra kortizolio ir serotonino dopamino kiekio reguliacijos. Tai, sakyčiau, irgi labai svarbi maistinė grupė, kur vėlgi matote, ką reikėtų suvalgyti, norint praturtinti savo mitybą šitais mikroelementais. Na ir vitaminas D. Vitaminas D iš tikrųjų veikia ir kaip hormonas. Veikia jisai kaip priešuždegiminis imunitetą aktyvuojantis faktorius. Jisai veikia taip pat ir medžiagų įsisavinimo faktorius. Kalcio apykaitai, kalcio įsisavinimui, būtent menopauzės periodų kaulų retėjimo, matosi pasireiškimai gausesni ir panašiai. Tai iš ties vitaminas D ir jo tikslus kiekis, koks reikalingas, turi būti labai individualus ir kiekvienam žmogui asmeniškai reikėtų parinkti ir nustatyti, koks yra trūkumas ir parinkti tada tą vitamino D vartojimą. Bet iš principo tai yra omega-3 vitaminas D vartojami visą gyvenimą, ypatingai ten, kur mes gyvenam Lietuvoje. Ir su taip pat kalcio įsisavinimui padeda. Ir reikia atkreipti vieną labai svarbų dėmesį, kad norint, kad geriau įsisavintų šitos maistinės medžiagos, mes vartojant vitaminą D ir vartojant kalcio produktus, jokiais būdais neturime gerti kavos, išgėrus šitus papildus. Ir taip pat patariama yra vartoti kartu ir vitaminą C. Tai yra padeda įsisavinimui šitų medžiagų. Tai taip pat labai svarbu atkreipti tai dėmesį. Na ir aišku, jeigu kartais yra trūkumas, tai būtina papildyti arba su papildais, nes su maistu praktiškai vitamino D papildyti labai sudėtingas resursas. Dar yra ir galimybė praturtinti vitamino D lygį saulėje būnant. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad mes saulėje turėtumėm būti, kad ir mūsų oda gautų tiesioginių saulės spindulių, kad tai būtų ne šešėlis, o tiesioginiai saulės spinduliai, kad tai būtų oda neuždengta, taip pat nenaudoti kremai. Ir yra paskaičiuota taip, kad jeigu vasaros metu maždaug 2 savaitės jūs atostogaujat prie ežero ar sodyboje ar prie jūros ir dirbate laukuose, ten sode, tai tas maždaug vitamino D lygis pas jūs padidėja ir maždaug iki rugsėjo mėnesio galo jūs tikėtina turėsite padidėjusi tą vitamino D lygį. Bet tik tiek. Tai reiškia, jo visiems metam neužtenka. Tai reikia į tai atkreipti dėmesį, kad būtent per papildus tada galima įgauti ir praturtinti. Na ir taip pat ir kiti visi grupė mikroelementų, vitaminų, mineralų tikrai turi didžiulį antioksidacinį poveikį, ląstelių apsaugai. Kaip minėjau, vienas iš uždegiminių procesų tai yra oksidacija, tai būtent kuo įvairesnis maistas. Maisto įvairovė, sakyčiau, turėtų būti dominuojanti. Ir kai aš susitinku su pacientais, tai dažniausiai būna taip. Mes įsimylim kažkokius tai 1, 2, 3 produktus ir dažniausiai juos ir vartojam. Ir tas maisto įprotis vartoti tuos produktus ir atneša mums tam tikras maistinės medžiagas, kurios ir yra tuose maisto produktus. Tai tada mums reikia praturtinti jau mikroelementus. Tik svarbu, kad jie įsisavintų, kad ta medžiagų apykaita būtų gera. Ir taip pat dar vienas puikus, sakyčiau, sprendimas, tai reguliuoti streso lygį, reguliuoti nuotaikos pasikeitimam, koncentracijai pagerinti, miegui pagerinti, sumažinti nerimo streso simptomus, depresijos simptomus. Tai yra vienas iš labai nuostabių produktų, tai yra šafrano ekstraktas. Ir šafrano ekstraktas, jisai skiriasi nuo paprasto šafrano prieskonio, tuo, kad šafrano ekstraktas yra nurenkamas tol, kol dar saulė nesugeba paveikti, oksiduoti tos gėlelės tų purkų, ir tada ta veiklioji medžiaga šafrano ekstraktas, jinai duoda tokią unikalią labai funkciją, kaip gerina nuotaiką, gerina miegą, stresą mažina depresijos simptomus. Ir tai yra visiškai natūralus toksai augalas, kurį tikrai rekomenduojama naudoti būtent šituo gražiuoju periodu. Na ir pagrindinės, užbaigiant rekomendacijos, kurias norėčiau šiandien aš jums ištransliuoti, tai yra, aišku, kaip įmanoma padidinti skaidulinių medžiagų suvartojimą. Kaip ir minėjau, tai pagerins visą virškinimo sistemą, pagerins medžiagų įsisavinimą
Ir taip pat mūsų žarnyno veikla tiesiogiai susijusi su mūsų nuotaikomis, su mūsų kognityviniam visom funkcijom, nuotaikom, dėmesio koncentracija, atmintim, streso, nes žarnyne visgi didysis kiekis to serotonino ir dopamino atsiranda ir jame tos bakterijos padeda jį sureguliuoti. Tai sakyčiau, tas žarnyno sveikata ypatingai svarbi nuo skaidulų suvartojimo. Antras punktas, sakyčiau, kas yra labai svarbu, tai yra omega-3 riebalų rūgštys su polifenoliais vartojimas. Ir yra dabar ir kraujo tyrimai, kuriais galima nustatyti, ar yra trūkumas. Ir jeigu yra trūkumas, mes tą trūkumą padedam išspręsti. Vėliau, sakyčiau, reikia labai kontroliuoti cukraus suvartojimą, nes visgi cukraus perteklius prisideda prie nutukimo, prisideda prie cholesterolio lygio, prisideda prie uždegiminių procesų atsiradimo. Tai tikrai tą ypatingai perdirbto cukraus kiekius reikia reguliuoti. Ir beje, tos skaidulos ir prisideda taip pat prie žarnyno gerųjų bakterijų padidėjimo, tos gerosios bakterijos maitinasi skaidulomis ir tada žmogus natūraliai nori vis mažiau valgyti cukraus turinčių produktų. Tiesiog natūraliai keičiasi norai. Taip pat, kaip ir minėjau, fitoestrogenų turinti maistą, toksinų mažinimas, rūkymas, kofeinas, alkoholis, vaistai tikrai prisidės prie sveikatos. Reguliuoti streso kiekį. Kaip ir minėjau, tai streso kiekį gali padėti tiek ir šafranas, bet taip pat gali padėti ir įvairūs tokie užsiėmimai, fizinios veiklos užsiėmimai. Ar tai būtų sportas, ar tai būtų mankštos, ar tai pilatesas, ar kinetika, ar tempimo procedūros, ar tiesiog vaikščiojimas miške, gamtoje buvimas, ar važiavimas dviračiu. Tai galima susirasti savo labiausiai patinkantį būdą, ar ten mezgimas, ar siuvinėjimas, nežinau, kam kieno norai yra. Taip pat prisižiūrėti burnos higieną, kuri taip pat prisideda prie uždegimo. Ir aišku, svorio kontrolė su fiziniu aktyvumu didinimu. Tai mankštos ir fizinis reguliarus krūvis tikrai turėtų būti kiekvienos dienos mūsų tokioj dienotvarkiai. Ir tuo aš norėčiau baigti savo paskaitą ir galbūt yra kilę kažkokių tai klausimų. Štai čia matote mano kontaktus, jeigu kils klausimai, galite susisiekti tiesiogiai arba mane surasti klinikose, kuriuose aš konsultuoju. O dabar turbūt klausimų atsakymų sesija. Taip, jau mūsų daugiau jau, išklausėm paskaitą, ačiū Jonai labai. Tai prašom būti drąsioms, gal jau kilo kokių klausimų iš paskaitos, ar šiaip apie savo kažką atvejį kažkokį norit paklausti. Aš norėčiau paklausti dėl riešutų. Taip. Sveiki, laba diena, mano vardas Diana, norėjau paklausti dėl riešutų. Dalyvauju irgi kitose programuose, sveikos mitybos ir ten panašiai. Ir ten visada man pabrėžia, kad riešutų galima pusę saujelės, kaip yra žmogaus sauja, tai pusę saujelės. Sakykit, ar ta mažytė pusė saujelės kiekvieną dieną graikiškų arba migdolų irgi labai yra sveiki riešutai, ar pakanka, ar visgi pusė saujelės, kai norim susimažinti svorį, bet kai nenorim susimažinti ir tiesiog maitiname sveikai ir esam patenkinti savo svoriu, galima ir daugiau. Kiek tų riešutų galima, kad nepakenkti, nes man sakė, kad jie yra labai kaloringi. Taip. Dėkui. Taip, iš tiesų, tai jeigu mes kalbam apie riešutų vartojimą, reikia suprasti, kad riešutuose yra daug riebalų. O riebalų kalorijų yra tiesiog riebaluose daugiau. Dvigubai daugiau negu angliavandenėse. Jeigu viename grame angliavandenių, ten daržovių, vaisių ir panašiai yra 4 kalorijos, tai viename grame riebalų 7. Tai nors ir su nedidelė saujelė riešutų mes gausime žymiai daugiau kalorijų negu su nedidelė saujelė vaisių. Tai sakyčiau, viena saujelė, viskas gerai. Ir tada reikėtų pagalvoti, ar mes riešutus valgom ryte ar vakare. Tai visgi kalorijų kiekis turėtų būti didesnis rytinėje, iki pietų maždaug toje dienos dalyje negu vakarinėje dalyje.
Tai siūlyčiau, kad riešutai vyrautų per pusryčius arba per užkandžius tarp pusryčių ir pietų arba pietų ir vakarienės. Supratau, dėkui jums labai. Ir jeigu dar kalbėti apie tipus riešutų, kokius naudoti, tai sakyčiau, graikiški riešutai vieni iš tų, kurie tikrai turėtų būti vertingiausi, nes juose yra tos riebalų rūgštys omega-3. Jeigu mes kalbam apie migdolų riešutus, mes jau kalbam apie kitą riebalų rūgščių grupę, omega-9, jau kita riebalų rūgščių grupė. Tai iš tikrųjų miksuoti geriausia 2-3 rūšių riešutus po saujelę per dieną. Tiesiog, kad visi riešutai sudarytų vieną saujelę jūsų. Išskyrus žemės riešutus, turbūt jie jau yra beverčiai. Išskyrus žemės riešutus, jie nėra beverčiai, kiekvienas maistas yra vertingas, bet juose yra omega-6 riebalų rūgštys. Omega-6 prisideda prie uždegiminių procesų, tai mums dar papildomai šitų uždegiminių procesų ir taip nereikia, mes ir taip jau jų turim. Nes man tenka dirbti su kraujo tyrimais, kuriais nustatom riebalų rūgščių santykius, išmatuojam 11 riebalų ir mes pamatom, kad praktiškai omega-6 riebalų maistui papildomai vartoti tikrai nereikia, nes ir taip jo yra per daug. O tada dar klausimėlis, žemės riešutų sviestas vadinamas, kurį taip mėgsta sportininkai ir kuris irgi būna mitybos planuose, programuose ir visa kita. Kokia jūsų nuomonė apie jį? Ir tai didelė klaida. Aha. Nes, kaip ir paminėjau, ypatingai sporto metu, taip, kalorijų mums reikia gauti daugiau, bet tai yra pats prasčiausias resursas, kurį galim gauti. Tai tiesiog reklama, kad tai yra augalinės kilmės, kad žiūrėkit, kaip čia viskas yra gerai, riešutai yra sveika ir valio, bet riešutai nelygų riešutam. Graikiškose riešutuose yra omega-3, žemės riešutuose yra omega-6. Geriau naudoti riebalus, kurie yra omega-9, tai yra migdolų riešutai, bartolėtių, ten daug įvairiausių riešutų. Tiesiog pasitikrinti resursus ir pamatysite, kad omega-9 riebalų rūgštys ir omega-3 bus žymiai naudingesnės ir sumažins uždegimą. Omega-6 skatins. Tai tikrai žemės riešutų yra pats prašiausias resursas vartoti ypač sportininkam. Nes ypatingai aukšto lygio meistriškumo sportininkai, jie, iš tikrųjų alina savo kūną labai aktyviai. Tai yra, žalojimas kūno labai stiprus vyksta, tai jiem dar papildomai tokį resursą, tai yra klaida didžioji. Supratau. Dėkui. O dar paskutinis klausimėlis apie miežinės kruopas, kurios jūs minėjote yra naudingos, bet jos taip nurašytos lietuvių yra visiškai, jie ten arklių košę pas mus vadina, miežinės jos ir pigios, bet jos iš tikrųjų yra naudingos ir virtos vandenį, turbūt pusryčiam yra puikus dalykas. Puikus racionas, avižų košė, grikių košė, miežių košė, tikrai labai nuvertinta, bet tikrai jos turi labai daug naudos ir sakyčiau, tiesiog vandenyje virtą košę galite įsidėti ten riešutų truputėlį mirkytų, galbūt džiovintų vaisių, tų pačių gali būti apie vaisius ir apie uogas, aš minėjau ir šiandien savo paskaitoju apie estrogenų kiekį, tai gali būti ir šaldytos, nebūtinai šviežios, ne? Jeigu mes turime žiemos periodą, rudens periodą, kai nėra tų uogų, pavyzdžiui, tai galima pasiimti šaldytą avietę, mėlynę šaldytas vyšnias ir tiesiog praturtinti tą racioną. Supratau, dėkui labai, labai ačiū. Ačiū Jums už klausimus. Drąsiau, jeigu turite dar klausimų, nes turime dar 7 minutės. Tai aš dar paklausiu, kiek galima tas visas daržoves kaitinti? Kokia optimali temperatūra, nes žinau, kad daug maistinių medžiagų žūsta aukštoj temperatūroje ir minėjot, kad aukštoj temperatūroje apdoroto maisto mes suvalgom labai daug, tai įdomu, kokiam karštį tas daržoves ir kruopas galima apdoroti, kad neprarastų maistinių savybių.
Okay. Klausimas nėra toks labai lengvai atsakomas ir ne dėl to, kad nežinočiau, dėl to, kad tas daržovės įvairiais būdais galima paruošti. Ir nuo skirtingo būdo paruošimo labai skiriasi toje daržovėje likęs maistinių medžiagų kiekis. Pavyzdžiui, verdant daržovėse praktiškai visos maistinės medžiagos atsiranda vandenyje, pereina į vandenį. Nes maiste yra tirpus vandenyje tam tikros dalelės, tam tikri elementai, arba tirpus riebaluose. Tai jeigu mes daržovės verdam, tai praktiškai tada vandenį turime didžiausią vertę, ne pačioj daržovėj. Tai geriausia daržovės yra garinti ir tada užtenka labai trumpo laiko, kad ta garinta daržovė tiesiog jinai savyje išlaiko visas maistinės medžiagas ir jos daug nereikia. Taip pat kai kurie žmonės jaučia diskomfortą valgyti žalias, neapdorotas daržovės. Ypatingai jeigu yra žarnyno kažkokios problemos, žarnyno ligos ir sako, nevirškina, man sustoja, man nevirškina, aš blogai jaučiuosi, kartais net ir vidurius paleidžia, žodžiu, ir taip toliau. Tai truputėlį, arba, pavyzdžiui, rūgštis kyla, jeigu ten valgo ar obuolį, ar dar kažką, tai truputėlį termiškai apdorotas daržovė apdorota, jinai neturės tokios funkcijos, jinai turės žymiai geresnę įsisavinimą ir lengviau virškinimas bus lengvesnis ir tos, išliks tos maistinės medžiagos. Jeigu mes kepame aukštoj temperatūrai maistą ir jisai apdenga, ten jau susiformuoja degėsiai. Tai reiškia, ar tu kepsi mėsą, ar kepsi žuvį, ar kepsi daržovę, jeigu tu aukštoj temperatūrai ją apdorosi, ten jau susiformuos degimo komponentai ir tie degimo komponentai greičiausiai sudega cukrus ir riebalai. Tai reiškia, jeigu mes naudojame daržovės ir jas apkepa ir sudega cukrai. O kai sudega cukrai, jie ypatingai greitai sendina mus, prisideda prie senėjimo procesų ir prisideda prie uždegiminių procesų. Tai vat kuo aukštoj temperatūrai mes valgysim mažiau apdoroto maisto ir kuo mes valgysim riebaluose mažiau kepto maisto, tai vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad kepimas keptuvėje tikrai naudos neduos. Mes tiesiog geriau jausimės. Ir daugiau išliks tų daržovėse, išliks daugiau tų veiklių medžiagų. Dėkuoju už atsakymą. Matau vieną klausimą raštu apie virtas pupeles. Ar jos taip pat praranda savo naudingas medžiagas, nes verdame jas ilgokai, net ir mirkytos? Taip, mes jas geriausia mirkyti ir tada vis tiek mes jas verdam, nes jos turi tam tikrą lukštą. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad ypatingai tas, kas turi lukštą, tai yra sulaikoma tam tikrą medžiagų kiekį ir tai jose išlieka daugiau tų veiklių medžiagų. Na ir jeigu mes kalbam apie ankštinės kultūras, apie jų virimą, tai iš tikrųjų geriau pamirkyti, paskui virti. Tai žymiai mažiau laiko, kai kurias kruopas tiesiog galima mirkyti ir vėliau net nevirti ir tokiu būdu gauti tas maistinės medžiagas. O šiaip tai ankštinėse kultūrose labai svarbu, kad ten yra vienas iš labai svarbių komponentų, tai yra daug skaidulinių medžiagų, kurios ypatingai mums svarbios. Ir jų mes gaunam per mažai. Lietuvoje visuomenė suvalgo tik tai pusę normos, kurią mes turėtumėm gauti. Labai labai mažai. Taip, yra dar vienas klausimas. Kodėl šiam amžiui pasunkėja kiaušinių virškinimas? Net putpelių kiaušinis sukelia sunkumo jausmą skrandyje, klausė Ramunė. Tai labai individualu iš tikrųjų, norėčiau pasakyti poniai Ramuniai. Ir tai priklauso nuo mūsų visos virškinimo sistemos. Tai kadangi kiekvienas žmogus yra antiek individualus ir pas jį antiek ta bakterijų sudėtis, kuri virškina maistą, yra skirtinga ir fermentų kiekių skirtumai, kurie padeda virškinimui, paskui tam tikrų funkcijų kartais praradimas irgi sutrikdo tą medžiagų įsisavinimą. Tai kiekvienas labai individualus atvejis. Tai, ponia Ramunė, jūsų konkrečiam atveju aš negalėčiau pasakyti, kas yra. Bet tai labai tiesiogiai susijęs su visa virškinimo sistema. Ir ją pagerinus, prasideda vėl normalus, vėl funkcionavimas virškinimo sistemos ir pradeda geriau įsisavinti. Dar klausė Diana, ar sėlenos
parduodamos parduotuvėse, tikrai yra organizmo šluota. Sėlenos arba maistinės skaidulos, apie kurias aš šiandien kalbėjau, jų yra dviejų tipų. Vienos tai yra tikrai kaip šluota ir va tos luobelės įvairios, jos yra tikrai, kaip šluota. Pavyzdys, jeigu mes paimtumėm obuolį ir suvalgytumėm obuolio žievelę, obuolio žievelėje yra 5 gramai skaidulų, kurios kaip šluota padeda išvalyti. Ir tik tai 2 gramai prebiotinių skaidulų. Tai ypatingai labai svarbu, kad mes ne tik tai imtumėm ir naudotumėm tas skaidulas, kurios kaip šluota išvalo mūsų žarnyną, bet kad mes gautumėm prebiotinių skaidulų. O prebiotinės skaidulos yra maistas gerosiom bakterijom. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad mums reikia 2 skirtingų skaidulų. Aš labai atsiprašau, bet mes jau turim baigti, nes aš turiu kitą renginį, turiu kitą paskaitą šiandieną skaityti ir noriu padėkoti už tai, kad susirinkote ir jeigu kils kažkokių tai toliau klausimų, tikrai jūs galite per Jolantą gauti mano atsakymus. Tai ačiū labai, sėkmės, būkite sveikos ir laimingos ir jaunatviškos. Sudie. Ačiū Jums labai. Viso gero. Tikiuosi iki kito susitikimo. Gero vakaro visams. Iki. Ačiū viso.